18 mėnulio diena. Dienos akmuo baltas agatas. Simbolis kristalas iškraipantis tikrovę. Tai jūsų ego pažinimo ir tiesos simbolis. Atvirkštinėme vaizde galite pamatyti savo tikrąją esmę. Ši mėnulio diena pritraukia sunkumus, todėl jums prireiks nemažai pastangų, kad galėtumėte susiorientuoti savyje. Tačiau diena turi ir savų pliusų, pirmiausia dėl to, kad suteikia žmogui galimybę dirbti su savimi ir ištaisyti sąmonėje dar likusius iškraipimus. Jei šiandien norite sėdėti kur nors ramiai ir nieko neveikti, jūsų pasyvumas greitai atsisuks prieš jūs pačius. Rizikuojate patekti į kažkieno pinkles ir pavirsti paprasta marionete. Jūs manysite, kad visi jūs gerbia, kad jūs dominuojate ir visi į jūs lygiuojasi, tačiau tai bus tik saviapgaulė ir iliuzija. Kai ateis laikas ką nors konkretaus nuspręsti, niekas jūsų nuomonės nevertins ir neklausys. Jeigu įsiklausysite į savo vidinį balsą, išgirsite ne tik jį. Pažabokite savo išdidumą bei pasipūtimą, būkite kantrus ir įsiklausykite į kitų nuomonę. Išlaikykite kiek įmanoma daugiau įžvalgumo visame kame. Jeigu sapnuojate, kad esate aktyvūs ir energingi, o gyvenime priešingai, stipriai prislėgti ir pasyvūs, vadinasi turite ieškoti pusiausvyros. Jei lyginate savo įvaizdį sapne su įvaizdžiu gyvenime, galite suprasti, kaip toli esate nuo to, kuo norite būti. Sapnai taip pat gali parodyti, kas trukdo gyventi ir duoti užuominų, kaip įveikti kliūtis. Geras sapnas reiškia naudą ir sėkmingus įsigijimus. Šiandien gali prasidėti odos ligos, tai paslėptų ir neišsakytų nuoskaudų atspindys. Jeigu kamuoja nemiga, tai nežaboto dirglumo ir agresijos pasekmė. Gali suaktyvėti lunatizmas. Nerekomenduojama persimiegoti, vartoti spirituotus gėrimus, rūkyti, valgyti mėsos. Reiktų laikytis dietos, negerti daug skysčių ir nevartoti sūraus maisto. Naudinga nueiti į pirtį, daryti masažą. Šią dieną galite atlikti įvairius namų ruošos ir buities darbus, įskaitant ir tuos, kuriems reikia nemažo fizinio krūvio. Šiandien galite išgirsti apie save daug naujų dalykų, kurie jums gali nepatikti, todėl ši diena nelabai tinka pasimatymams. Jie palieka sieloje tuštumą ir vienatvės jausmą. Atkreipkite į tai dėmesį, ypač jei jūsų santykiai yra neseniai prasidėję. 18 mėnulio dieną galite sutikti meilę, kurios nusipelnėte, nes partneris bus jūsų asmenybės atspindys. Jei esate skūpus, tad ir jis bus tikras šykštuolis. Jeigu esate užjaučiantis, tuomet ir partneris bus nuoširdus ir empatiškas. O jei jūsų santykiai jau stiprus, atidžiai klausykite, ką apie jūs sako mylimas žmogus. Tai padės jums pamatyti savo silpnas puses ir dirbti su jomis. Taigi, jeigu tą dieną savo partneryje radote defektą, ieškokite panašaus savyje ir pasistengkite jo atsikratyti. Pasikeitę į gerą pusę, savo pavyzdžių pakeisite ir savo partnerį norimą linkme. Pirmoji dienos pusė pilna konfliktinių situacijų, nesantaikos ir netikėtų nemalonumų metas. Visi blogi dalykai, kurie nutinka šiuo laikotarpiu, nutinka tarsi savaime, be ypatingų matomų priežasčių. Labai sunkus metas deryboms, bus sudėtinga apginti savo požiūrį. Galite išspręsti paprastus finansinius klausimus, o visus svarbius reikalus atidėkite tinkamesniam laikui. Partneriai bei kolegos gali nusisukti nuo jūsų dėl jūsų egoizmo ir tuštybės. Antroji šios dienos pusė padės išspręsti iškilusias problemas susitarimo pagalba.